baigiam antrą etapą važiavimo. Davažiavom vėl, kaip matot, mėly žiūrovai. Kelias buvo labai prastas, kratės žiauriai. Vos nenulėkiau nuo motorolerio porą vietų ir pastoviai krito žvakės laidas. Bet šiaip viskas neblogai. Kaip sakant, lenkai organizuoti, palaukė, mes kaip paskutiniai gražų žali atvažiavom. Ir kaip ir dabar grožimės šitais istoriniais automobiliais. Ir jau kažkaip tai pusryčius sukratėm, reiktų pietų laukiam. Tai antro etapo patenkinti. Antras etapas baigėsi laimingai, užtat patenkinti. Gražu. Tikrai galima padėkoti lenkams. Tikrai važiavau iš paskos, kaip tik mažas, kad ir mažas gedimas. Vyrai sustoja, padeda, nieko nepalieka vietoje. Matosi vyrai organizuoti. Tikrai labai šaunu ir gražu, kaip nepaliekama nuošaly sugedusi technika. Taigi čia kolegos iš Kaliningrado. Dar vienas lietuvis iš Kauno. Czekaj, Wiktor, bo nie mogę tego. Tak. Chodź, tylko jedzie czytasz? A to jakaś wyścigówka jest. Taka prosta jazda jest. Taigi kol kas tiek automobilių Sokolo miesto stadione. Tai tiek kol kas iš antro etapo.